imposterio sindromą dažniausiai ir jausti yra gerai, nes tada jaučia žmonės, kurie yra realistiški. Tada aš atidariau savo tą kioskelį Skuduryną. Tada aš pasiskolinau 2000 litų iš tėčio, atidariau kioskelį. Po metų tą skolą tėčiui gražinau, jos nebeimė. Tiesiog norėjau pažiūrėti, ar aš grąžinsiu sąžiningai. Dėl to žmonėm, kurie turi svajonę, ten būti aktorium, nežinau, būti tapytoju, taip toliau, jaunam žmogui aš sakyčiau, dabar žiūrėk, suck it up ir dirbk juodą darbą, bet kokį. Ten padavėja, nežinau, kokie darbai yra einami, aš dirbau slaugytoja ar ne, bet kokį juodą darbą dirbi ir susikaupi tų pinigų. Labas. Labai dėkoju Komfort viešbučiui, kad priima mus filmuoti tinklalaidę čia. Taip pat mano mylimam prekės ženklui Gentle Day, kuris tiki, kad mėnesinės neturi būti kančia ar kažkas, kam moteris turi tiesiog iškentėti. Jos neturėtų trukdyti gyventi, judėti, dirbti, sportuoti, šokti arba mėgautis kasdienybę. Todėl Gentle Day kuria menstruacijų ir intymios higienos priemonės taip, kad jos būtų kuo patogesnės, patikimesnės ir švelnesnės, net jautriai odai. Kadangi aš esu pati labai jautri, kai atradau Gentle Day, tiek menstruacinės kelnaitės, tiek įklotus, nebenaudoju daugiau nieko kito. Ir man labai patinka, kad Gentle Day požiūriu rūpinimasis savimi nesibaigia tinkamų priemonių pasirinkimu. Jei jūsų mėnesinės yra labai skausmingos, itin gausios ar stipriai blogina gyvenimo kokybę, nepriimkite to kaip neišvengiamos normos. Nors daugelis moterų vis dar išgirsta, kad tai normalu ir sako, pagimdysi praeis, dažnai už tokių simptomų slypi konkrečios priežastys, kurias galima diagnozuoti ir gydyti. Tai ačiū labai Gentle Day, kad jie palaiko šitą turinį ir moters gyvenimo kokybės gerinimą. Ir pabaigai, aš esu Aistė Keršulė ir padedu žmonėms surasti mylimą darbą, save realizuoti ir labiau gyventi savo gyvenimą nei kitų. Jei nežinai, ko tiksliai nori ir kaip tai pasiekti, ateik pas mane pasikalbėti. Ir informaciją visą paliksiu komentare. Ir aišku, like, subscribe ir panašiai. Taip padėsi daugiau pasiekti žmonių. Ačiū ir žiūrime epizodą. Vaiva, kai klausiausi keliose epizoduose apie tavo istoriją, tavo veiklos kelią ir man yra labai įdomu, kiek tu skirtingų veiklų per savo gyvenimą veikiai. Tai nuo vintažinių drabužių kioskelio, studijų laikais, modeliavimo, slaugimo, tada visada ėjo tas rašymas, tikriausiai per visą periodą buvo tavo vienas toks ilgiausia ir išlikusi veikla. Tada dar prisidėjo nuomonės formavimas, influencinimas. Dabar dar tu interjero dizainu domiesi. Taip. Žinai, labai daug žmonių galvoja, ar kažką praleidau, ar ne? Ne, viskas, maždaug taip. Dar keliavimas pridėčiau. Jogos mokytoja dar taip, buvai. jogos instruktorė, taip. Taip. Tai, atrodo, tiek daug veiklų, net sunku sudėti į kažkokį apibūdinimą. Ir kaip tu leidai savo keisti, nes daug žmonių sako, kad reikia turėti vieną karjerą, kad būtum geras, arba tenai bijau keisti, nes gal čia nepavyks per sunku, o tu visada leidai savo daryti tai, ką nori arba ką jauti tą momente. Kaip tau tai pavyko? Nežinau, kaip man tai pavyko, aš kartais dabar atsibundu naktį, apimta tokios panikos, kad tu Dieve, aš dar nerimta ir jau per vėlu surimtėti ir man 40 metų ir čia išsipildys mano visų giminių gąsdinimai, kad, žinai, kaip būna, sako, tenai, eisi būsi benamis ar eisi prie kasų dirb, tarsi tas prie kasų irgi nieko blogo, aš manau, bet vaikus ten gąsdina visokiais prastesniais darbais, kad čia, žinai, jeigu tu nesurimtėsi ir nesusimsi ir neįsivažiuosi kažkokias vienos karjeros vėžės, tai mane dar apima kartais tą paniką ir dabar, kad aš visiškai sufeilinau ir kad ką aš čia darau ir tas imposterio sindromas labai stiprus yra, kad aš kažkokia esu aferistė, nes aš pati labai vertinu akademinį išsilavinimą. Man atrodo, kad visą laiką, kai kažkokius tai su kažkokiu žmogum susitinku, jeigu kažkokios yra srities ekspertas, man iš karto įdomu jo tie vadinami credentials, ką tu baigei, kur tu mokeisi, koks tavo išsilavinimas, kokia tavo patirtis. Tai man pačiai tarsi būti to priešingybė yra tikrai baisu,
Bet tada aš nusiraminu, iš tikrųjų labai primityviai pasižiūrėjusi į savo finansus. Tai galvoju, aš uždirbu ir yra viskas gerai ir aš turiu santaupų ir mes su vyru turim įsigiję nekilnojamą turtą, tai mes nepražūsim tą finansinę prasme, o statuso prasme tai jau čia psichologiniai dalykai yra, tas statusas reikia ar nereikia. Bet aš studijavau, aš baigiau ir filosofijos, ir bakalaurą, ir magistrantūrą, ir teisę 2 metus, tai kad man būtų ramiau, tiesiog turiu tą akademinį išsilavinimą, bet turbūt naudoju tai tik tai filosofiją, tą savo taip labai plačiaja prasme taikau. Tai nežinau, kaip man gaunasi. Iš tikrųjų, aš kartais, kai laiminga būnu laimės akimirkomis, labai noriu grįžti atgal į praeitį ir apkabinti save 20 metų ir padėkoti jai už visus tuos sprendimus. Nes labai buvo kažkokie tai drąsūs sprendimai ir kažkoks toks vedimas iš vidaus labai stiprus yra ir dabar būna, pavyzdžiui, kartais pati save vedu ir yra balsas logikos, kuris prieštarauja, kad ką tu čia darai nesąmonės, nedaryk taip, daryk kitaip, bet tarsi kažkokia ta vidinė aš gilesnė, jinai žino geriau ir jinai padaro kaip reikia ir aš tarsi iš šalies stebiu, vat pavyzdžiui, šiandien ryte vėl pažadinau sūnų net nepusryčiavusi labai anksti, aš įsitempiau jį ankstesnį traukinį, kad atvykčiau į šitą interviu beveik 2 valandom anksčiau. Ir man tai buvo pikta, aš ant savęs pikau, galvoju, tai geriau namėlę, tai susiruošti, nes aš dažiausi traukinių stoties tualetą. Tiesiog, nes atvažiavau nesidažius ir po to pasidažiau. Bet po to pamačiau, kad taip geriau buvo, kad ta kuri tempia mane anksčiau, jinai geriau žinojo, kad taip reikia, nes tada mes su sūnum labai smagiai pasivaikščiojom, aš atsisėdau kavinėje, išgėriau mačios, galėjau susirinkti mintis savo ir kažkaip su ramybė ateiti. O jeigu būčiau namie kuitusis, tada būčiau važiavusi su traukiniu, būtų. Ir va tokie visokie dalykai, kur logiškai atrodo nelogiška, bet aš pati save vedu, tarsi pati save paimu ir kažkur nutempiu, kur atrodo kodėl ir paskui pamatau, kad čia viskas gerai buvo. Tai taip visą laiką ir yra. Aš nelabai žinau, ką darau, bet galiausiai gaunas visai nieko. O tu gal atsimeni tame pokyčio etape, kaip tu savo padedi, nes šiaip rizikuoti, taip imti, keisti, išvykti į kitą šalį, čia yra žmonių, kurie nėra pabandę dirbti kitoje šalyje, tu kelis kartus pabandžius dirbti kitoje šalyje, pakeisti kardinaliai, tai kaip tu savo padedi, žinai, klausaisi, bet kaip dar kažkaip, vis tiek daug nežinomybė yra toks baisus dalykas. Man labai patinka nežinomybė, man patinka nuotykiai. Man tiesiog gal aš turiu kažkokią priklausomybę nuo savotiško adrenalino ar kortizolio, nežinau, kokie ten tie kokteiliai cheminiai susidaro smegenyse, bet man atvykti į naują vietą, kur nieko nežinau, man yra mėgstamiausia gyvenimo dalis. Tai tiesiog, kai atvykstu į naują miestą, į naują vietą, kai yra nepažinu ir tada galvoju, toks man tada aš jaučiu, kad gyvenu. Bet visą laiką, kai aš keliavau, tai aš labai pasiskaičiuodavau. Iš tikrųjų, gal tik tai pačioj žalioj jaunystėje buvo tokie sprendimai, kai visai neturi pinigų ir tam irgi smagumo yra. Bet kai 40 ir visai neturėti pinigų jau nėra smagu. Tiesiog jau, tai aš nuo kokių jau 26 metų visada turėdavau tą pagalbę, kad jeigu kriščiau, kad galėčiau pasidėti, tai turėdavau, nežinau, ten bent 1000 sąskaito, kai buvau studentė, kas irgi studentai buvo nemažai, bet visą laiką turėdavau kažkiek, tai bent 1000 sąskaitoj ir bent vieną žmogų ten toj šaly, kuriam galiu paskambinti, jeigu būtų nelaimė kažkokia, tai ir visą laiką į priekį kažkokių darbų pasiplanuodavau, tai gal iš šalies atrodo, kad labai toksai neatsakingas blaškymasis ir keliavimas, bet aš visą laiką kažkiek tai pasigalvoju į priekį, kad turėčiau ten nuomai bent porai mėnesių į priekį ir maistui nieko neveikdama, toksai. O paskui jau ten vėliau turėdavau ir 5 ir 10 tūkstančių susitaupiusi, kad galėčiau keliauti ir nebijoti. Dar labai patiko, kad tu pasidalinai taip atvirai apie tą imposterio jausmą, nepakankamumo jausmą. Labai daug žmonių, man atrodo, tą jaučia, bet vėlgi kaip statusas, kiek tu gali sakyti, kiek negali, kad, nežinau, parduotum, pristrauktum klientų ir panašiai. Kaip tu su tuo būni, kaip tu padedi savo neužsisukti, kad, žinai, čia visi gali nueiti į tą tokį, čia gal aš ir nedarysiu nieko ir neauginsiu, toliau ar mesiu, čia ir panašiai, kaip tu būni su tame.
Aš tiesiog tada save raminu visokiom statistikom ir psichologiniam teorijom, kad imposterio sindromą dažniausiai ir jausti yra gerai, nes tada jaučia žmonės, kurie yra realistiški ir kaip tik žmonės, kurie yra tam tikras sritis gerai išmano, jie ir turi jausti tą imposterio sindromą, nes kuo tu daugiau žinai, tuo tu labiau supranti, kad dar nežinai ir dar yra kur mokytis. Ir yra pavojinga nejausti to imposterio sindromo, nes tada jau čia galima nueiti į narcistiškumą arba tiesiog pervertinimą savo jėgų ir taip toliau. Tai aš save raminu, kad viskas gerai, kad čia normalu jausti imposterio sindromą, kad tada aš turiu augti, kažkur tai domėtis, taip toliau. Bet šiaip aš tokia jaučiuosi apsiskelbusi pranašė, nes tarkim aš rašau knygas, tai nėra kažkokio tai kaip pasakyti, kažkokios tai kontrolės, kažkokios tai sertifikato, kad galėtum būti rašytoja, ar ne? Vat buvau kaip kirpykloje šią savaitę pas nepažįstamą kirpėją ir jinai paklausė, ką veikiu, sakiau rašytoja ir jin sako, tai ką jūs baigėt, kad būtumėt rašytoja? Ir galvoju, nieko nereikia baigti, kas nori, tas gali būti rašytojas, jeigu randi, kas skaito, tai va čia toks vėl yra per santykį su skaitytoju. Ir kitos mano veiklos, tai yra, dabar aš jau taip matau, aiškėja atgal žiūrint, kad daugiausiai tai mano veiklų yra visokie verslai, tik yra nedideli ir irgi verslumui nereikia jokio, reikia leidimo ten dėl mokesčių mokėjimo ar ne, bet iš esmės tai ką nori tokį verslą ir darai, tai toj laisvėj yra labai daug ir nesaugumo ir baimė, nes, pavyzdžiui, dirbant savo, tai niekada nebaigiu dirbti, visą laiką dirbu mintyse ir jeigu aš susirgu, tai niekas kitas nepadarys tų darbų. Tai va čia toks irgi yra, ta laisvė labai saldi, kol viskas gerai. Jeigu kažkas negerai, tai tada jau atrodo, kad tada baisu. Jo, ir dar žinai, aš žinau, kad imposterio sindromą arba tą nepakankamumo jausmą jaučia žmonės, kurie vis pradeda kažką naujo. Jeigu tu pasakoji, kad mėgsti tas vis naujus dalykus išbandyti, tai čia, tai reiškia, tai nuolatos bus. Ir tie žmonės, kurie eina tikriausiai į rizikas, į drąsesnius veiksmus, nes organizmas mus apsaugo nuo visokių kažkokių patirčių, tai sako, ne. Bet aš labiausiai, jaučiu rašymą imposterio sindromą. Aš visą laiką galvoju, kad aš kažkokia esu, nežinau, idiotė, kuri savo juodraščius publikuoja ir kodėl žmonės juos skaito. Bet tada taip atrodo, nenoriu žaisti skaitytojo, bet tada pasižiūriu, žmonės tikrai intelektualus tas mano knygas skaito ir aš taip pati pagal žmonės vertinu, galvoju, tikrai intelektualus, normalūs žmonės, tai gal aš visai nieko rašau, bet labiausiai tai man atrodo, kad visą laiką aš tą savo tekstus perskaitau, perrašau, publikuoju iš tokio didelio noro, kad mane suprastų ir paskaitytų, o paskui nebegaliu, pavyzdžiui, savo knygų negaliu skaityti, atsivers, labai sunku man yra. Okay. Jau tą padaryti. Jo, įdomu, tai, bet iš dalies labai suprantu tą, kad kuo daugiau žinai, tuo labiau abejoji, kuo daugiau žinai žinių, bet kokioj srityje, tuo labiau gal ir kyla, gal dar kažką galiu geriau padaryti. Tai jo, man labai įdomu dabar apie tą knygų rašymą, kadangi jau užsiminiai, kaip tu parašius 12 knygų, čia irgi įdomu, kad 12 knygų parašęs vis tiek dar kyla to imposterio sindromo. Kaip tu save motyvuoji tame procese? Vis tiek kurti, rašyti knygas 2 metai būna, kokie tavo buvo skirtingi tikriausiai terminai, bet daugmaž vis tiek apie 2 metai. Kaip negu nuo pradėjimo iki išleidimo, tai taip apie 2 metus trunka. Tai kaip tu save motyvuoji disciplinuotai kurti ir dar kūrybą paskatini? Man nereikia savęs disciplinuoti kurti, man patinka, aš jaučiuosi susijungusi su kažkokia, tai nežinau, kaip būčiau įkišta į kažkokią kūrybinę rozetę. Kad visą laiką eina tas kūrybiškumas. Man niekada nereikia, kai ten būna žmonės, pavyzdžiui, rodo, kad galime dirbtinį intelektą naudoti, kad duos jums idėjų apie ką rašyti, ar ne, ar ten kaip apie ką įkelti kokį story Instagramą, ar ten apie ką, kažkokius tai punktus kūrybiškumo, tai man niekada galvo, kam, tai ta prasme, tai niekada man to nėra reikėję, aš visą laiką turiu prisirašusi idėjų, ką aš norėčiau ir istorijas sukelti, labai daug istorijas keliu, nes visą laiką į priekį būnu prigalvojus, ką aš noriu pasidalinti.
Ir visą laiką, tarkim, jeigu socialiniam tinklam, tai jau apie reklamas nekalbant, reklamos eina atskirai, ar ne, bet tiem asmeniniam kažkokiam pasidalinimam, aš visą laiką turiu sąrašą kokį 30 dalykų, kokius aš noriu pasidalinti ir aš niekada nespėju visko iškomunikuoti per mėnesį. Ir tiesiog taip yra. Ir lygiai taip pat su knygom. Visą laiką aš jaučiuosi, kad noriu parašyti kokias 3 knygas ir turiu išsirinkti vieną, kurią disciplinuotai apsimsiu rašyti ir pabaigsiu. Ir tada jau, kai tą knygą pabaigiu, jau būna pasikeitę kitos knygos, kurias noriu rašyti. Aš vedu kursus pradedantiem rašytojam. Tai vat labai svarbu yra, kai kartais žmonės klausia, apie ką rašyti, kad knyga būtų gera, kokios temos trendina, bando pataikyti ant kažkokios tai bangos arba kažkokią tai madą, tai tada visą laiką sakau, nerašykit. Absoliučiai nerašykit. Nes kaip ir vėl čia galima ginčytis, galima žiūrėti rašymą vien tik tai kaip į komercinę veiklą, su kokiu dirbtiniu intelektu parašyti veikia, kažkokią tai, nežinau, populiarią tą bangos knygą ir tikėtis, kad jinai bus gerai perkama. Bet su literatūra vis dėlto yra menas ir žmonės jaučia, kada yra tikra ir knyga yra kito žmogaus laikas. Ir laiką labai sunku iš žmonių atimti. Ar ne? Mes galim parduoti kremą, įtikinti. Bet pavyzdžiui, kursai, filmai, knygos, podcastai, tai yra žmogaus laikas ir jeigu žmogui nepatinka, nieks neprivers jo tą savo laiką švaistyti kažkokiam nesmagiam, neturinčiam vertės dalykui. Tai dėl to rašymas, visą laiką, sakau, turi ateiti tada, kai tu jauti, kad tikrai nori papasakoti kažkokią tai istoriją. Tai gali būti istorija, tai gali būti išgalvotas romanas kažkoks, tai gali būti kažkokios tai eksperto dalinimasis žiniomis, ar ne? Nu, pavyzdžiui, dabar mentoriavau knygai Moteris rašo apie valgymo sutrikimus, ar ne? Tai nėra romanas, bet jinai tikrai turi ką papasakoti, jinai yra valgymo sutrikimų terapeutė ir jinai dega tuo noru pasidalinti ir tikrai, manau, bus labai gera knyga. Tai žmogus turi degti noru papasakoti kažkokią istoriją. Ir man yra buvę etapų, kai aš neturiu ką pasakoti ir tada aš nerašau knygų. Man yra buvę, pavyzdžiui, kai parašiau Mėlynas namas Havajuose, po to gal 1,5 metų nieko nerašiau. Ir leidau savo tiesiog palaukti. Paskiau parašiau Mama namuose, o dabar jaučiu, kad tiesiog turiu parašyti knygą apie Havajus, nes daugiau nieks neparašys, jeigu aš neparašysiu. Bet labai, kadangi didelė tema, tai labai daug dar darau to research, vadinamo, labai dar dėliojasi viską vidai. O kaip tu daraisi tą researchą, kaip paiešką savo knygom, aš suprantu, iš gyvenimo patirčių, ar kažkaip pasižymi, reflektuoji, kaip tavo vyksta tas, kaip pati tu užkuri tą savo kūrybiškumą, kuris jau, kaip suprantu, daug metų natūraliai. Tai kūrybiškumą užkurti, sakau, man kažkaip problemos nėra tame, man tik reikia laiko, kad mane paliktų ramybėj. Vaikai ir draugai, ir vyras, ir šuo, ir mama, ir viską. Tiesiog mane, kad atstotų nuo manęs, paliktų mane vieną kambarį, kaip Virginia Woolf sakė, kad moteriai, kad parašytų knygą, reikia nuo savo kambario, ar ne? Tai man irgi reikia tiesiog mane paliktų kambarį su šiek tiek maisto ir virduliukų, kad užsikaist ten kokie mačiai ar patai ir aš galiu rašyti. O tyrimus tos, tai labai priklauso nuo knygos. Pavyzdžiui, kai rašau romaną, tai kartais to research ir visai nereikia, nes tiesiog romanas yra mano galvos reikalai ir fantazija, bet vis tiek kažkiek dariau. Pavyzdžiui, kai dariau Lizos butą, tai sovietmetį ir tą nepriklausomybės atgavimą laikotarpį žiūrinėjau, ten tiesiog vizualiką, kaip prisiminiau, kaip troleibusai atrodė, kad pačiai grįžtų prisiminimai, mamos klausinėjau kai kurių dalykų. Kai rašiau romaną 30, tai vienoje ten yra kelios veiksmo linijos, vienoje veiksmo linijoje rėmiausi savo prosenelės biografiją ir prosenelio, tai tada tikrai skaičiau apie Červienės žudynės, kur mano prosenelis buvo sušaudytas ir visokius tokius dalykus istorinius. Tai labai priklauso. Jeigu Google bandytų sukurti mano kažkokį tai portretą psichologinį, būtų labai sunku, nes labai daug skirtingų dalykų googlinu tiesiog absoliučiai. O dabar, pavyzdžiui, apie Havajus rašant, tai skaitau istorinės knygas, kelias perskaičiau. Dabar mitologiją noriu perskaityti, bet mitologijos net nepasėmiau Lietuvą, nes kažkaip Lietuvoje noriu čia jaust šituos dievus ir medžius ir žmonės, o jau Havajuose būdama toliau tęsiu tą mitologiją. Šiaip labai stora knyga, bet man atrodo, kad jin man labai daug duos. Tai ir šiaip aš Havajuose 12 metų gyvenu ir praktikuoju hulą jau turbūt 4 metai, 4 metai jau kai praktikuoju hulą, tai ten yra toksai dvasinis šokis,
mitologinis mokymas. Tai aš jau labai daug turiu ir iš savęs bendrų žinių, bet norėčiau, kad ta knyga būtų tokia, kažkokius duotų žmonėms bent jau minimalius pagrindus istorinius ir mitologinius, kas tie Havajai yra. Okay. O dabartinė tavo knyga, kokią tu žinutę, kadangi sakai, kad rekomenduoji pirmiausia vis tiek rašyti iš savo idėjos, iš to, apie ką tu nori rašyti, o ne trendo, tai kokia tavo paskutinės knygos žinutė skaitytojui ir ką tu norėjai, kaip nori pasiekti. Tai šita knyga vadinasi Mama namuose, 3 valandos iš rytojaus ir jinai yra tęsinys, antra dalis knygos, kurią aš parašiau prieš 8 metus. Knyga vadinasi Pirmą kartą mama, jin tapo visiškų bestsellerių Lietuvoje, buvo kaip reiškinys. Ja Lietuvos ginekologų ir akušerių asociacija įtraukė į rekomenduojamos literatūros sąrašą ir jinai ten buvo, neprisimenu kam nominuota, žodžiu, jinai tokia buvo įvykis Lietuvoje, ta Pirmą kartą mama. Ir Pirmą kartą mama aš rašiau tokiu labai apologetišku gal tonu, tiesiog bandydama pati savo paaiškinti tą transformaciją, kuri ištiko mane motinystėje. O antrą dalį rašiau visai kitų tonų ir pagaliau leidau savo tiesiog turėti nuomonę kaip daugiavaikė mama. Nebesislėpdama ir nejausdama poreikio kiekvieną savo nuomonę ar poelgį pagrįsti frazėmis mokslininkų teigimu arba statistika kažkokia, tai arba psichologų patarimais. Nes gali psichologai patarinėti vienaip, bet tiesiog mamos jaučia įvairius jausmus, mamos papurto savo vaiką, nors yra prieš mušimą. Ne visos tos švelnios tėvystės teorijos yra realybėj pritaikomos kartais. Visko būna tiesiog. Ir ta spalvų, jausmų paletė ir tas nuomonės turėjimas ir tas leidimas savo daryti kitaip negu reikia. Tai tokia knyga yra, kad aš savo leidau turėti tą nuomonę, nebūtinai patogią. Ir aš tą knygą pasakoju visokius smulkius dalykus iš vaikų ir savo gyvenimo buities kaip mama ir per juos bandau kažkokią tai ten atskiri skyriai vis kitą istoriją pateikti. Ir labai noriu, kad tą knygą skaitydamas moteris leistų tiesiog savo būti taip, kaip jos nori. Kad jeigu jos man nepritarė ir su manim nesutinka, tai būtent tame momente jos labai gerai išgirstų save. Kad jeigu jos su manim nesutinka, reiškia, jos galvoja kitaip, o kaip jos galvoja, kodėl jos nesutinka ir kad tada leistų savo kurti tą autentišką motinystę, o ne kažkokią tai kaip reikia, kaip galima. Nes labai daug yra, ypač Lietuvoje, kaip reikia ir kaip galima. Aš kai kursą vedu apie rašymą, tai ten žmonės tikrai visokių sričių ekspertai, žinovai arba rašo romaną ir kai būna gyvos konsultacijos, tai dažniausias klausimas yra, ar galima. Tiesiog, nes jie klausia, ar galima taip rašyti, ar galima pakeisti vardą, ar galima išgalvoti, ar galima visko nepasakoti, jie tarsi jaučia, kad kažkoks yra. Čia Lietuvoje ypatingai. O kaip tu, kaip apskritai padėti savo išgirsti save, ypač, kai yra labai daug to išorinio balso, taip nedaryk, tu ypač gauni, tu komunikuoji drąsiai, autentiškai ir tikriausiai jauti, kiek mačiau komentarų daug visokių, tu nedaryk taip, arba tu čia neteisingai elgiesi, ten bando pamokyti, tai kaip savo pačiam nesudvėjoti ir suprasti, apie ką aš esu, versus klausyti tų nuomonių. Nežinau, aš galvoju, aš tų nuomonių, viena vertus tai jos tos nuomonės labai rūpi, jeigu manęs nieks neskaitytų ir jeigu aš niekam nepatikčiau, tai aš negalėčiau nei tų reklamų daryti, nei tų knygų leisti ar ne, tai ta nuomonė žmonių, man svarbu patikti žmonėm, man svarbu, kad jie galvotų, kad oi, kokia Vaiva faina. Tai tas yra labai svarbu, bet kita vertus yra kažkoks tas vidinis išjautimas, kažkoks tai, turbūt tas santykis su savimi labai svarbu yra. Mane labai stipriai suformavo pirmiausiai tai žmonių su negale slauga ir solo kelionės po Indiją. Ir čia nebūtinai vykti į Indiją, bet solo kelionė į kažkokią sudėtingą šalį, kraštą, tai yra susitikimas su savim. Ir labai labai svarbu turėti tikrą santykį su savim. Labai svarbu yra ta vidinės refleksijos žinojimas. Aš, pavyzdžiui,
ateinu į vakarėlį kokį nors, ne, ir nieko nepažįstu. Ir yra labai nepatogu, nefainai, ar ne? Ir tada atrodo, tai ką čia dabar daryti. Ir va tą akimirką, tada aš su savim susitinku ir sakau savo, žiūrėk, tau dabar yra labai nesmagu ir tu išbūk šitame jausme, kiti žmonės. Ir tada aš galiu va pati su savimi tame nepatogume būti ir atpažinti, kaip aš jaučiuosi tame. Ir tada dingsta tas nepatogumas. Ir taip visame kame aš taip darau. Ir kelionėse viena, ir tada santykiuose su žmonėm kažkaip tai, nežinau, tokį turiu santykį su savim, kuris yra man labai labai brangus ir turbūt pats svarbiausias. Be jo negalėčiau kitų santykių, kur tai viena. O kitas dalykas yra, ar aš, kaip čia tas yra kažkokia angliška frazė, kaip jinai skamba, net nežinau lietuviškai, ar tu nepriimk patarimo iš žmogaus, kurio gyvenimo nenori gyventi. Tai čia labai banalus, bet aš kartais ten suabejoju savim ir net ir draugių būna paklausiu, tai kaip manai taip ar anaip. Ir man draugė sako, ne, čia viskas gerai. Paskui galvoju, ar aš noriu gyventi kaip jinai gyvena, galvoju, ne, nenoriu. Ir su ko nors ar gyvenimais keiščiausi, nesikeiščiau. Iš savo, tarkim, ten rato gal yra pora žmonių, kurių gyvenimai man atrodo, kad pakankamai faini, kad trumpam apsikeiščiau. Aš šiaip nesikeiščiau su niekuo. Tai tada jie mane gali patarti. O jeigu ten kažkokius komentarus rašinėja, tai vėl labai priklauso nuo to žmogaus, kas jisai yra. Ar jisai yra kažkoks svarbus, man įdomus žmogus, ar ne. Nes gali būti, pavyzdžiui, kokia nors kita labai faina influencerė ar menininkė parašyti komentarę, kad vaiva, šį kartą tu truputį čia, nežinau, gal per stipriai, gal čia per daug pykčio rodai, žinai, pasistengti ten kaip nors giliau reflektuoti, suprasti, kaip nors gražiai parašyti. Ir tai galvočiau, blemba, tikrai nusišnekėjau, užvažiavau ten kažkur ne į temą, tai tada galima ir priimti ir tą kritiką ir tikrai pamatyti, kad kažkur kažką visi mes nusišnekam, pridarom nesąmonę visur, ar ne? O kita kartą, jeigu bus kažkokia tai, nežinau, Svetlana nesvarbu su kačiuko ar gėlių nuotrauka, tai man ką jinai besakytų, man tiesiog tas va taip praeis. Tai turbūt taip. Tai čia taip dabar kaip terapijos sesija gaudasi, bet taip, jeigu nesiplečiant trumpai, tai kad ar keiščiausi gyvenimą su to žmogum, ar nesikeiščiau. Žinai, aš klausiu apie tą pažinimą ir, kadangi tavo knyga su to susijusi, kad išgirsti save, bent jau savo draugių rate, tai girdžiu, kad pirmais metais tai yra sunku padaryti, kad gyveni daugiau dėl vaiko, negu dėl savęs ir būnant mama, sugrįžti į save ar tenai skirti savo dėmesio yra labai svarbu. Bet, iš savo patirties aš turiu tokį, paterną, kurį turėjau šiek tiek keisti, atmokti, tai kad šiaip gyvenau ne savo gyvenimą ir daugiau prisitaikiau prie kitų žmonių nuomonių, ten prisėmiau, tarkim, atsakomybės ir tikrai nemaža Lietuvos dalis taip gyvena, nes čia gal iš posovietmečio yra toks paternas, dar ten alkoholizmo, kažkiek paternais. Tai, ar tu kažkaip, nežinau, savo gyvenimo etapuose keiteisi arba, nežinau, keiteisi savo tam tikras savybės, kurios tau nepatiko arba kaip tik norėjai kažką išugdyti. Tai ar buvo kažkas? Man atrodo, kad keičiausi, nežinau. Šiaip labai padeda išsilaisvinti emigraciją. Nebūtinai, kad išvažiuoti į kitą šalį, bet pakeisti miestą, nes mes dažnai būnam įkalinti kitų žmonių mūsų matymo, kaip kiti mus mato ir tada labai sunku iš to išeiti. O išvažiuoji į kitą aplinką, į kitą šalį ir tada nebėra tų projekcijų, tų lūkesčių ir tada gali save kurti iš naujo. Tai čia net nebūtinai kitą šalį, kad ir mokyklą pakeitus, ar ne? Vienoje mokykloje vaikas yra bulinamas, ar ne? Ir tiesiog jau jį visi mato kaip kažkokį tai, kurį ten galima papiriukus mėtyti, ar ne? O pakeis mokyklą ir tada jau nuo vaiko priklauso, ar jisai toliau tą energetiką su savim nešis ir vėl leisis bulinamas, ar jisai sužibės visai kitaip ir susiras draugų ir tikrai būna ir taip, ir taip, ir taip. Tai man atrodo, kad tiesiog pakeisti aplinką yra labai labai sveika, išsilaisvinti iš tų dalykų. O kitas toks niuansas, tai kol pats savim abejoju, tol ir kiti abejoja. Pavyzdžiui, man tai buvo su vegetarizmu, ar ne? Aš buvau 15 metų vegetarė, dabar jau kaip ir nesu, kaip ir esu, nes dabar, nežinau, tą mėsą valgau ten kokį kartą per savaitę, labai nedaug, tai čia, bet jau tiesiog aš nebenoriu tų etikečių dabar savo dėti, ar ne? Bet buvo laikas, kai labai norėjau būti vegetarė
Ir kol aš savim abejojau, tai jaučiu ir iš aplinkos, tą man vis siūlydavo mėsyčių, dešryčių giminė ir draugai ir kažkaip bandydavo iššūkį kelt tą mano vegetarizmą. Nes aš dar matyt kažkur pati buvau neapsisprendusi ir kažkaip žmonės ar iš tono, ar iš elgesio, ar kažkokį jausdavau gal kaltės jausmą. Tai va, o pavyzdžiui, kai visiškai apsisprendžiau, kad aš vegetarė ir man jau nebesvarbu, ką ten sakys, kokie ten tie tyrimai, tiesiog aš nusprendžiau, tai nustojo visi man tas dešrytės skirti giminiai. Tiesiog susitaikė. Ir dabar aš vėl paleidau tą vegetarizmą, tai vėl kažkaip aš jaučiuosi rami, jau su savimi išsiaiškinusi tą visą santykį ir tada ir kiti, ką jie ten galvoja, gal ir galvoja, kaip Coco Chanel sakė, aš apie jūs viso negalvoju, ar ne, tai čia taip labai arogantiškai, bet iš tikrųjų, aš savo dukrai sakau, kai sako, mama, bet tai ką žmonės pagalvos, tenai kažką, ten ar apsirengia, ar ką, aš neprisimenu, ir aš sakau, dukra, apie tave niekas negalvoja, visi galvoja, ką kiti apie juos galvoja, ir sakau, visi per daug užsiėmę, galvodami, ką kiti apie juos galvoja, ir niekas negalvoja apie mus, sakau, žinok, taip yra. Tai va, aš ir savo tą primenu, ir dukroms, dėl to atrodymo, dėl tų visų dalykų, bet aišku, kad vis tiek rūpi, kažkiek. Tai va, šiandien irgi sukau galvą, ką čia apsirengti, kaip čia aš atrodysiu, taip toliau, bet jau paskui, jau kai tai vyksta, tai jau reikia paleisti, nes jau nieko pakeisti nebegalima. O kaip tau pavyksta būti tokiai autentiškai, drąsiai, sakyti, nežinau, iš kur tai iš vis gal atėjo pas tave, gal atkreipai dėmesį, ar ugdėjai tą laisvę, ar visada buvai tokia drąsi kalbėti apie atvirai, autentiškai, aišku, tikėtina daug metų dar patirtis, dirbant influencerė, atsirado tokia drąsa, pasitikėjimas tą turinį kurti, bet įdomu, ar treniravai, ar kažkaip, nes labai daug žmonių, net ir daug metų dirbant influenceriais, vis tiek rodo daugiau tą tik tai gražiąją pusę, arba tik tai kažkokį savo sukurtą paveikslą. Čia yra turbūt keletas niuansų. Šiaip sakau, man labai faini klausimai, kaip terapija gaunasi, tikrai. Aš galvoju, tai atsimenu, aš paauglystėj klausiau savo geriausios draugės, mes ten tokias knygutę, anketas pildydavom, nežinau, ar tavo laikais buvo, man atrodo, už mane jaunesnė gerokai. Buvo. Ten užpildai anketą, ką tu apie mane galvojai, ten, žinai, tokia. Ir buvo dažniausia frazė, kurią aš sakau. Ir mano draugė parašė apie mane, nes mane geriausiai pažinojo, kad man dažniausiai frazė sakoma, ai pohui. Tai čia galima keiktis. Galima. Tai tas mano pohuizmas man dažniausiai tikrai būna, tiesiog galvoju, ai pohui. Ta prasme, man tikrai paskui gailiuosi, paskui gal blemba, ką aš ten prišnekėjau, arba kodėl aš ten nepasistengiau, pavyzdžiui, aš dabar atėjau su nedepiliuotom kojom, tiesiog visiškai. Nesimatau. Ir tuo metu galvojau, bet galvoju, ai pohui, tarsi nudzin, galvoju, kažkaip man tuo metu, aš labai būnu dabarties akimirkoje ir man labai sunku ten kažkur pasirūpinti ten kažkokiu kitų dalykų. Paskui būtų, jeigu aš būčiau čia kažkokiam ten priėmime, nežinau, kažkokiam svarbesniam, ten, nežinau, gal man ir nerūpėtų, bet paskui būna, kad pagalvoju, galėjai tu pasistengti ten, nežinau, ar pakalbėti rimčiau, ar ten tas kojas nusidepiliuoti, bet tai yra pirmiausiai tas pohuizmas, tiesiog, tikrai aš turiu tokį, kad, neturiu aš kada galvoti ir paskui jau galvoju, jau čia kaip gavas, taip gavas ir toliau moving on kažkur kitur. O kitas dalykas yra pažeidžiamumas. Tai aš labai sąmoningai noriu būti ir atvira, ir pažeidžiama. Nemeluoti esu pasižadėjusi savo dėl to, kad mane paauglystėje, jaunystėje giminės, nesvarbu kokia drama buvo, kaltino, kad esu melagė ir man tas labai labai užstrigo. Ir aš galvoju, aš įrodysiu, kad aš nemelagė ir noriu niekada nemeluoti. Tiesiog čia toks yra iš paauglystės įstrigęs, kad įrodyt, kad aš nemelagė. Ir tada toks gaunasi vos neradikalus atvirumas, kaip maištas, kad aš nemeluoju, aš pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų. Tai iš to ir iš jogos studijų, nes vienas iš jogos principų, joga nėra fiziniai pratimai, tos asanos vadinamos. Joga žodis reiškia sujungti sielą, protą ir kūną į vieną ir yra pagrindiniai jogos principai. Vienas iš jų yra truthfulness, tiesos sakymas. Tai aš tą jogą iki šiol ir praktikuoju, tik tai ne per fizinės asanos, o per švarą, per nesmurtą, non-violence ar ne, tas taikumas stengiuosi ir per tą truthfulness, per tiesos sakymą savo savyje ir tą savo tiesos gyvenimą. Tai vat pohuizmas, tiesos sakymas ir pažeidžiamumas ta prasme, kad jeigu aš pati būsiu pažeidžiama,
tai jau niekas kitas negali mane sužeisti. Nes mus žaidžia baimės, kai mus pamatys tokius, kokių nenorim, kad mus matytų, ir paslaptis. Tai, kad aš turiu paslapčių, tai tikrai, nes mes visi, aš noriu tikėti, kad visi turi kažkokį turtingą, gilų vidinį gyvenimą, kuris neturi būti skirtas tam socialiniam tinklam ar viešumai. Bet pavyzdžiui, aš nugalėjau savo baimę, tarkim, kai buvau labai jauna, tai bijojau būti negraži. Tiesiog, nes labai norisi būti gražiai atrodyt. Ir socialiniai tinklai man labai padėjo, kad aš iš pradžių pamačiau, kad filtrai labai iškreipia mano pačios savęs matymą, nusprendžiau nenaudoti filtrų ir paskui tiesiog taip radikaliai ėjau į visokius baisius kampus. Mano geriausia draugė sako, tu ten specialiai baisiai stengiasi būti. Sakau, gal ir jo, gal čia mano terapija. Nes tada galvoju, jeigu aš pasirodau jau labai negraži viešai, ten 10 000 žmonių, tai man tada nebėra baisu, kad mane kas troleibuse pamatys baisę. O kitaip tai būtų tokia noras kažkokią reprezentuoti kažkokią realybę, kurią aš bandau sukurti. Paskui buvo etapas, kai jau grožį paleidau, labai norėjau pasirodyti protingą. Tiesiog intelektuali, nes tuo metu, kai buvau LRT nuomonės skiltės rašytoja, kokius gal 3 metus kas savaitę rašiau. Uždeda ar ne tokį? Tai aišku, tai tada ir keiktis nustojau. Ir tada, galvoju, man čia dabar reikia būti labai protingai, nes, visokie, ten niekada nemėgstu name dropint, bet, tarkim, garsus Lietuvos politikai knygų mugėje ateidavo ir sakydavo, kad mano knygas skaito ir taip toliau, galvoju, blemba, dabar aš turiu būti, labai protinga pasirodyti ir negaliu nusišnekėti. Ir paskui paleidau tą ir galvoju, bent jau aš tai dažnai nusišneku, galvoju, ar galima nusišnekėti ir galima kažką repostinti Facebook'e nepatikrinus šaltinio, sorry, paskui patikrinsiu, jeigu fake news ištrinsiu, tiesiog leidau savo būti ekspresyviai ir tiesiog ir taip ir gyvenu, taip šiek tiek rizikuodama. Kad dabar ir tiesiog paleidai, lengviau tau yra būti tokia, kokia esi ir tarkim, ar to būna tokių situacijų, kada norėtum užbrėžti ribas tam tikroje situacijoje, kaip pavyzdžiui, sekėjai komentuoja ar sako, apie ką tu esi, nors nesi, ar tiesiog per daug kažkokie žmonės kišasi į tavo gyvenimą, ar šiaip, tiesiog peržengia tavo ribas. Kaip tu reaguoji, kaip vyksta tavo šitas klausimas? Matai, nelabai kaip ir vyksta, nes tas gyvenimas tų komentarų yra toj dėžutėj telefone. Žinai, tai aš galiu jį žiūrėti, aš galiu jį padėti ir gyventi savo gyvenimą ir jų nėra tiesiog tada. Tai kiek aš noriu įsitraukti, jeigu man PMS-as, aš gal ten eisiu ir pasikoliosiu. Man kažkada seneliai skambino, nes mano seneliai viskas skaito, kas vyksta komentaras ir paskui man skambina ir pasakoja, tarsi manęs tenai nebuvo. Jie man pasakoja, ką aš rašiau ir ką kiti atsakė ir ką aš atsakiau. Tai čia buvo prieš kokius 2 metų, bet man senelis sako, ir tu tada tai moteriai pasakei, Bibi jums į kairę akį. Ir aš sakau, taip, sakau, pasakiau, ir gerai. Tai čia, kai man būna PMS-as, tai aš galiu tiesiog nueiti, nes jeigu vyro nėra namie, nėra prie ko prisikabinti, tai galiu nueiti komentarus ir, galvoju, kas raunasi šiandien ant manęs, pasikoliosim, dar aš pažiūrėsiu, kas tokia, išzoominsiu jos nuotrauką, rasiu kažką asmeniškai prieš ją ir tada dar prieš ją panaudosiu. Tiesiog, žmogiškai tai gali būti taip, bet šiaip realiai mano tos realybės, kur aš gyvenu, tai nelabai veikia. Tiesiog, nes aš turiu 3 vaikus, turiu vyrą, turiu namą, turiu sodą, kur niekada neturiu laiko tam sode mano kapstyti svajonę, visą laiką virtuvę reikia tvarkyti po kiekvieno valgymo, aš turiu draugių, kurios pas mane atvažiuoja į namus, tai tiesiog gyvenimas nuo telefono yra gan atskiras, o ribas tai užbrėžiau, nes kurį laiką buvau įsitikinusi, kad neblokuot nieko, kokius 10 metų socialiniuose tinkluose nieko neblokuodavau, nes tai priėmiau kaip kažkokį tai vos dvasinį pratimą, kad aš turiu priimti faktą, kad aš nepatinku ir kad žmonės manęs nekenčia ir kad tiesiog aš privalau. Atsparumą tokių. Tai žinoti, taip, kad aš pati kaip čia neužmigčiau ant laurų, ar ne, nes labai galima save pamėgti, kai ten tų sekėjų yra ir kai visiems fainai atrodai, tai galima atrodyti, kad čia tik tai viskas pozityviai. Tai tokį kaip psichologinį pratimą priėmiau. Ir kaip neužsidarimą tame vadinamame echo chamber, tam aido kambarį, kad visi su mano nuomonė sutinka, ar ne. Tai 10 metų nieko neblokavau visai, o paskui pradėjau jaust, kad vis tiek, nors tas gyvenimas atskiras tarsi, bet vis tiek tas negatyvas
vis tiek paskaitau komentarus ir lieka toksai kažkoks tai nemalonus jausmas, kartais paskui galvoju dar keletą valandų po perskaičius, nors jau ten mano realybėje jie negali paveikti tos realybės fiziškai, bet emociškai mane pradėjo veikti ir prieš porą metų užblokavau keletą žmonių, tokių etatinių piktų komentatorių ir parašiau ir Facebook'e, ir Instagram'e, kad visus, kas su manim nemandagiai šneka, blokuosiu. Ir žinok, užteko, pradėjo visi mandagiai šnekėti, nes tingi kurtis naujas anketas. Ir tiesiog dabar tai blokuoju, net nesuku savo galvos, galvoju, aš savo parodžiu ir pasauliui parodžiu, kad aš galiu būti tiesiog, nes matai, tokių yra kitų garsių žmonių, kur net mandagiai paprieštarauti negalima. Tiesiog, jeigu bent kažkiek paprieštarauja, jie iškart blokuoja, kas man irgi nepatinka, nes man patinka turėti tą kažkokį santykį, diskusiją, tą kažkokį kampą. Aš pati saku žmonės, kurie nebūtinai yra kaip, kad aš juos idealizuoju, ar ne, bet man jie faini, man jie patinka, man jie kažkokį turi edge, kažkokį tai kampą, ar ne, kur, bet ten, pavyzdžiui, kažką, jeigu tik paklausi, ne taip jau jie iš karto užblokuoja, tai man tas irgi nepatinka. Bet kur pasyviai, agresyviai su manim piktai šneka, tai brėžiu ribą ir iškart blokuoju, jeigu man rašo žinutę, tai aš tiesiog pirmiausiai pasakau, jūs labai nemandagi. Su manim nemandagiai šnekat, tai su manim kalbėti negalima. Ir jeigu vis tiek ten kažką tai tada užblokuoju. Bet šiaip aš labai einu į santykį. Aš susirašinėju žinutėmis su savo tais sekėjais, stebėtojais, susirašinėju, kalbuosi, diskutuoju, susiginčiu, susipykstu. Man patinka tiesiog eiti tą tokį santykį. Aš ten galiu balso žinutę atsiųsti tiesiog tai va. Bet jeigu su manim nemandagiai šneka, nebetoleruoju to. Tiesiog tai yra mano riba. Aš dar vieną tokį truputį egoistišką, bet tikiu, kad ir žiūrovam būtų įdomu apie tai, kad, pavyzdžiui, aš susiduriu su tokia problema, kad kartais ne visada priklausomai nuo žmonių tipo tam tikro, man yra sunku momente užbrėžti ribą ir aš po kažkiek laiko pasibūnu, grįžtu, susidėlioju savo mintis, kas čia įvyko ir ateinu, tiesiog pasakau, kad man taip nepatiko, prašau daugiau tai nedaryti. Trumpą komentarą, nei aiškinu, nei mokau, kaip gyventi, bet tiesiog, ar tau yra buvę, ar tu gal turi minčių, kaip su tuo būti, kad iš karto neina, nes atrodo, ai pohui, norėčiau, vos ne sakyti, ką čia šneki, užsičiaupk, arba, ko čia, tiesiog griežtai į tą momentą, bet kažkaip nueini į tą truputį sudvejojimą, tą abejonę ar ne, kad o kas čia vyksta, o gal čia tiesą sako, o kaip čia, žodžiu, toks užsisuka. Gal turi minčių šitą temą? Galim pagalvoti kartu, žinai. Šiaip čia turbūt yra temperamento klausimas. Tai gal ir neįmanoma to pakeisti. Žinai, vieni žmonės yra ramesni, kiti žmonės yra karštakošiai. Aš dažniausiai esu karštakošiai, ypač visokiuose tokiuose, nežinau, aptarnavimo srityje ar kur nors labai iškart brėžiu ribą. Tiesiog stipriai ten ginčiuosi, esu tokia, nesu patogi nuo mažens, tiesiog nesu. Jeigu ten bus, žinai, kokia nors paskaita, tai aš būsiu ta, kuri visą laiką turi klausimą. Žinai, kai ten būna kažkokia instruktažas, kažkas, tai aš visą laiką būsiu ta, kur kelia ranką ir dar noriu patikslinti, paklausti, įsitikinti, apsibrėžti, kas man galima, ko negalima. Tai šitas visą laiką yra, bet aš kitų ribas labai gerbiu. Ta prasme, pavyzdžiui, jeigu bus parašyta nelipti ant žolės, aš niekada nelipsiu. Tiesiog aš nesu ta maištininkė, kur vien vardan maišto noriu lipti. Tiesiog aš tada nelipsiu ant žolės, bet tada, jeigu aš sakau, kad kažkur pas mane lipti negalima, irgi nelipti, prašau. Mano vyras, pavyzdžiui, lipti ant žolės, vien tam, kad pažiūrėt, kas bus, kodėl negalima, jeigu užlipsiu, kas čia laukia. Tai aš ne iš tų, kur maištauja dėl maišto, bet jeigu kažkas tenai atsina, pavyzdžiui, dabar žiemą važiavau su autobusais po Lietuvą ir aš lipau autobusą ir vyras sako, negalima pas mus gėrimų karštų, prašau išpilti savo kavą arba išgerti prieš lipant. Ir ne, tu prasme, aš iš karto aiškinuosi, ne piktai su juo, bet ramiai aiškinausi, su juo ginčiausi, kad kodėl negalima, kodėl neprašyta, kad negalima, kitam autobuse buvo galima ir tas, kažkaip tas ribas, tai ginu tas savo ribas. Tai turbūt čia toks temperamentas. Norėčiau ugdyti tą tokį choleriškumą, žinai, kur va čia ir dabar, biški, tai nesakau, kad vis tiek per gyvenimą kažkiek sustiprėja tas palyginus, bet labai įdomu yra klausyti ir matyti pavyzdžius, kad, okei, aš galiu, nežinau, tavo knyga gal irgi, ar tavo turinys kuriamas išlaisvina tiesiog, okei, būt tai nepatogiai tokiai, ar ne? Aš tai nesijaučiu tokia nepatogia. Ne, čia dabar tu paminėjai, žinai, kartais, kad tą žodį tiesiog čia gal sustiprinau. Bet, turiu omeny, kad, daug
daug tikrai žmonių stengiasi gyventi teisingai, pagal kažkokį, nežinau, neaišku, kokį teisingumą. Tai va, kas tas teisingai yra ir kas tą scenarijų jiem davė. Va, čia labai įdomus yra dalykas, kad kas yra teisingai gyventi. Jo, ir tada va, ten būna, kad nulenki galvą ar ten kažką, kur galėtum ten padaryti taip, kaip jaučiasi, kaip norisi. Bet, nežinau, čia gal iš vaikystės auklėjimų dar irgi priklauso, kad, patylėk, ten nusileisk, dar kažką, tai čia visi tai yra skirtingai. Teisingai, pavyzdžiui, nežemint žmogaus, niekada neįžeisti, aš niekada ginčydamasi stengiuosi nemenkint žmogaus, ar ne, ta prasme, niekada neįčiau, kad ten autobuso vairuotojas man neleidžia kavos, tai aš niekada neįčiau sakyti, ką tu čia vairuotojas man iš viso aiškinė, ar ne, niekada per tą. Tai galbūt man tas teisingai, aš irgi turiu savo teisingai suvokimą, kad gerbti kitą, ar ne, kažkokią savo vertybėm likti ištikimai ir kažkokius tai turiu savo tos galutinius tikslus, į kuriuos noriu eiti. Tai tas teisingai yra, bet tą teisingai reikia labai kiekvienam žmogui, man atrodo, pasitikrinti, nes aš ypač Lietuvoje, kai grįžtu, kadangi grįžtu trumpam, tai labai stipriai pajuntu tą tokį kažkokią esenciją, kad yra labai stiprus kaip reikia, tas toksai kaip reikia gyventi. Ir iš kas jį nuleido, kas pasakė, tai man toksai nesuprantamas yra, kad kažkoks kaip reikia viską daryti, kaip reikia, kaip reikia. Tai. Tai kaip reikia verslą statyti. Koks tavo požiūris yra apie verslumą? Aš labai bijau sukišti pinigus ar apskritai visą energiją į vieną dalyką. Man baisiausia tai būna, kai žmogus turi turbo idėją ir viską investuoja ir galvoja, kad pasiseks. O jeigu nepasiseks, tai kas tada? Aš taip niekada nesudariusi. Man patinka turėti, aš dėl to daug veiklų ir turiu, nes aš, kaip sako, nesudėk visų kiaušinių į vieną krepšį. Tai čia yra mano tiesiog absoliutus kredo. Tai aš, pavyzdžiui, prekiauju gintarų Havajuose, aš turėjau anksčiau savo vintažo parduotuvę Londone, dabar neturiu, bet mes darom Airbnb su vyru, aš turiu moterų stovyklas, aš Substake rašau, aš reklamas kuriu socialiniam tinklam, aš turiu savo elektroninę parduotuvę, kur pardavinėju knygas, aš turiu savo kursą apie rašymą ir mes turim savo restoraną. Tai tokie ir jie nei vienas nėra kažkoks tai milijoninis verslas, ar ne, kuris būtų labai, būtų smagu, kad kažkuris iš tų verslų būtų milijoninis, bet taip nėra. Ir tiesiog aš visus tuos šaltinėlius maitinu po lygiai ir tada, jeigu kažkoks tai vienas neina arba kažkas jam atsitinka, tarkim, išsenka tas šaltinėlis, aš turiu kitus šaltinėlius, kuriuos galiu maitinti, vengdama didelių rizikų. Aš nemėgstu didelių rizikų versle. Ten, kaip kad sakau, visas santaupas, ten būna žmonės užstato namus, kad ten pagamins kokią sugalvoja kažkokią per tą Shark Tank, žinai, rodo. Ten sugalvos kokią turbo idėją ir ten užstatys savo namus ir vaikų koledžo santaupas, nes ten išrado kažkokią tai nežinau, ten kremą ar ten kokį nors lipduką lūpą muščiauti ar kažką ir viską eina. Tai aš taip niekada nedarau. Kiti daro, vėlgi yra pagal, teoriškai yra, kuo didesnė rizika, tuo didesnis pelnas, ar ne? Tai pas mane yra maža rizika, mažesnis pelnas, bet aš mėgstu taip daryti. Ir pasiskaičiuoti, šiaip labai, bet, pavyzdžiui, čia irgi nenoriu vaidinti verslininkės rimtos, bet, pavyzdžiui, kai kažkokie draugai nori daryti verslą, aš jau tikrai galiu paskaičiuoti, padėti atsisėdus, tai kiek čia, kiek kainuos, kiek bus, nes žmonės labai dažnai, labai naiviai įsivaizduoja, koks turi būti pelnas. Pelnas turi būti apie 200%. Tų išlaidų. Kai ten žmonės galvoja, kad ten 15%, tai viršaus jau bus sėkmingas verslas, tai ne, jeigu kažką perparduodė, tai turi būti žymiai didesnė suma, nes yra daug dalykų, kurių žmonės nepasiskaičiuoja, kokios bus išlaidos ir paties laikas ir ten, ta prasme. Tai va, tai tokių dalykų, nežinau, yra, aš dabar tai jau jaučiuosi vis ramesnės tais verslais, kad jau galiu drąsiau. Dabar, šiuo metu ieškau patalpų kavinę, dar noriu atsidaryti savo Havajuose, nes kažkaip pagalvojau, kad galiu, nes ten radau tokią vietą, tai dabar su vyru žiūrim, ar tos patalpos įmanomas ar ne, ten yra visokių techninių kliūčių dėl įėjimo ir taip toliau, bet, tokių visokių prigalvoju. Bet yra vėl labai apskaičiuota, nes yra vieta, tai aš skaičiuoju, kavinė bus idėjinė, jeigu aš ją padaryčiau, tarkim, teoriškai šnekant, tai žmonėms atrodytų, kad kavinė yra labai iš idėjos, nes tenai būtų ir knygynas, ir galerija, ir tokia labai jauki, labai meniška ir atrodytų, kad jinai daryta iš pajautimo. Bet mano pirminė kavinės idėja atsirado dėl to, kad aš važiuoju darytis manikiūro į tą vietą ir aplink kelių kilometrų spindulių nėra kavinės. Ir aš noriu išgerti kavos, nors mačio aš geriu mačios. Tai čia visiškai verslo. Ir jos nėra. Ir aš mačiau, kad pas mano manikiūristės atvažiuoja visą laiką jų vyrai
vyrai su Starbuckso padeliais atveža jam kavą pakeliui į darbą, galvoju, ir paklausinėjau, ten yra didelis verslų kompleksas ir jie visi tenai dirba ir pasižiūrėjau, kad ten visi verslai yra manikiūro kabinetai arba psichoterapijos kabinetai, tai yra self-care. Rūpinimasis savimi. Ir kai tu važiuoji rūpinti savimi, pasirūpinu savimi, po to dar nori atsisėsti, išgerti kavos arba mačias šiek tiek. Ir aplink nieko nėra. Tai sprendimas mano ateina iš visiškai verslo pusės, aplink nėra. Reikia padaryti, nes yra didelis rautas žmonių. O paskui jau, jeigu, nes aš nežinau, mes tas patalpas gausim, nes ten yra tokių rimtų techninių kliūčių dėl įvažiavimo. Bet, tarkim, jeigu išpildysiu, tada atrodys, kad oi, kokia idėjinė kavinė, kokia meniška, čia viskas taip iš to flow gaunasi. Tai aš visą laiką taip darau, aš pasiskaičiuoju, ar galiu gauti pelno. Ir jeigu galiu gauti pelną, tada jau darau iš visos širdies, meniškai, taip pasakykime. Geras, tai realiai, tave veda ne tik ten intuicija ir jausmas, bet verslumo kažkokie, žiūri, kur reikia, kur vertės ir panašiai. Taip, visiškai taip. Tai su viskuo taip, su knygų rašymu, su viskuo taip. Žinai, kas man labai patinka, kad klausantis tavęs, aš girdžiu, kad tu darai žiauriai skirtingus dalykus, diferencijuoji savo tos pajamas visas. Ir šiaip pagal ten verslo patarimus labai dažnai sakytų ir tai yra toksai požiūris, kad daryk vieną dalyką, nesimėti, kad tenai fokusuokis, būk geriausias tenai, tada tautas. Ir man šiaip pačiai labai kertasi su mano asmenybė ir aš dažnai su tuo diskutuoju su žmonėm, tai įdomu, kaip tu pasitiki taip, kad darau ir šitą, nes man įdomu, man taip reikia, iš kur pas tave tas... žinai... Matai, atsirado visi mano tie verslai dėl mano didelio hedonizmo. Aš tiesiog neįsivaizduoju savęs dirbant nuo 9 iki 5 kažkurioje vienoje vietoje. Man turbūt aš nekeščiau gyvenimo. Ta prasme, ta labai gilia tokia prasme. Nebent aš dirbčiau kažkokį darbą, kur man tikrai patiktų ten, nežinau, kokia nors gal psichoterapeutė būt man patiktų. Tada gal aš galėčiau. Bet aš niekada nesu dirbus ofise. Niekada gyvenime. Man ofiso darbas net intriguoja, atrodo, tai ką ten veikia, kaip ten jie sėdi, kaip ten nebendrauja, man atrodo kažkokia mistika, nes aš niekada nesu. Bet tas smalsumas nukrenta, pagalvosiu, jeigu man reikėtų rengtis tam tikrą aprangą ir važiuoti į darbą ir paskui važiuoti iš darbo, dar pakeliui pasiimti vaiką. Tai aš iš to nenoro dirbti ofise atsirado mano kūrybiškumas susikurti visokių verslų. Aš buvau pirmam kurse, mano tėvai mane išlaikė, labai ačiū jiems, nes mano tėvai rūpestingi, geri, mylintis tėvai, tai pirmam kurse gal ir nereikėjo, gal aš nemokamai stojau, man atrodo, bet žodžiu, kad man ten dar duodavo dienpinigių viską kaip vaikui dar, ne? Ir kai atėjo antras kursas, tai tėvai sako, tai žinok, kaip ir jau viskas, reikia susirasti darbą. Ir aš kaip tai darbą? Sako, darbą, ta prasme, turi gyventi ant savo šiknos, taip sakant, ar ne? Ir ten, pavyzdžiui, daug grupiokių, kursiokių, tai jie tenai, padavėjam dirba, ar ne, kažkokiais asistentais dirba, kažkokiam administratoriam, derini darbą su studijom. Ir man labai patinka turėti savo laiką, visiškai flow. Tiesiog tai yra mano pats svarbiausias dalykas po vaikų, nes vieninteliai vaikai, kuriem aš leidžiu savo flow trikdyti, nes kitaip nebūčiau mama. Tai tada aš atsidariau savo tą kioskelį Skuduryną. Tada aš pasiskolinau 2000 litų iš tėčio, atsidariau kioskelį, po metų tą skolą tėčiui grąžinau, jos nebeėmė. Tiesiog norėjau pažiūrėti, ar aš grąžinsiu, sąžiningai. Tai atidariau savo kioskelį ir nuo tada pradėjau verslauti tiesiog. Ir paskui Londone lygiai taip pat nuvažiavau į Londoną. Aš įsidarbinau drabužių parduotuviai, 3 mėnesius padirbau, tas važiavimas į darbą, iš darbą, tie bosės skambučiai dėl pakeitimo grafiko, o dieve, mano galvoju, negaliu aš taip, ir tada atsidariau savo vintažo parduotuvę Londone. Ir su žmonėm su negale dirbau daug, bet šitas darbas man patiko, nes jisai buvo irgi toks, kad tu nevažiuoji darbą iš darbo, aš gyvendavau su žmonėm, kurie su negale būdavo, tai irgi galėdavau būti jų dienos ritme ir savo ritmą išlaikyti, galėdavau skaityti knygas, rašyti knygas, eiti vesti juos į parką ir tuo pačiu kažkokį tai prasmingą gilų darbą daryti. O kadangi tu esi vis tiek daug išbandžiusi ir sakai, aš matau, kad neina, galbūt ar nutraukiu, ar kada tu pasisakai savo, kad nebedarau to, nes žinai, būna žmonių, kur tiesiog užstringa, jeigu yra daug įdirbio ir pasilieka tame, nors galbūt ten žmonėms nėra poreikio arba nekuri vertės.
Ir tiesiog turiu tą idėją, kad tęsti ir vat, kaip, kada tu vat, nusprendi, kad okei, čia it's done. Nes viena yra pradėti ir okei, čia gal ir paeitų, bet toliau supranti, kaip patikrini eksperimentą. Kad... Žinok, nesu turbūt kažką gyvenime nutraukus. Vat gal joga. Aš taip galvoju, tokią frazę skaičiau prieš keletą metų, kad labai elegantiška žinoti, it's very elegant to know when to end things. Tai aš to neturiu. Žinai, aš to neturiu. Aš ten, pavyzdžiui, žmonių su negalia slauga ir vintažo, kaip čia, perpardavinėjimas. Aš buvau pirklė vintažo, tik žodis, kaip dealer yra pirklys, kai tu perki ir perparduoji, tai yra pirklė buvau, tas senovinis žodis. Tai baigėsi tik dėl to, kad aš įsikrausčiau į Havajus gyventi. Tiesiog buvo kraustymasis ir tai nutrūko. O turbūt, ką dar nutraukiau, tai joga, nes vaikų prisigimdžiau jau daug ir nebeturėjau laiko fiziškai jogos mokyti kitus žmonės. O visą kitą aš tęsiu, tiesiog dar naujų veiklų prisideda. Tai rašymas mano visą laiką buvo svarbiausia tapatybė ir daugiausiai aš savęs investuoju ir daugiausiai potencialą tame matau. Tai rašiau visada, o visi kiti verslai, jie kaip ir pradėjom su vyru arba aš pati, tai jie ir einasi iki šiol. Nėra, kad kažkas būtų, kad kažkas būtų ten nepaėję ir reikėtų, aišku, būna tai geriau, tai mažiau, tai daugiau, tai ten kažkokie bangavimai, bet aš labai daug verslumo išmokau iš savo patėvą. Mano patėvis buvo mokytojas ir gatves šlavė, nes trūko pinigų. O kai atgavo Lietuva nepriklausomybę, jis iškartėjo į verslą. Jis iškartėjo į verslą, prekiavo, kuo jis tik neprekiavo, tualetiniu popierium, sifonais, tokie gal matyti, atsimeni buvo sifonai, nežinau, gal tai jau net aš vyresnė. Tokie būdavo dideli buteliai ir paspaudė gazuotas vanduo bėga. Tokie mėlyni plastikiniai, jos ten papildys veždavai. Tai jis prekiavo sifonais, tualetkę, viską jisai darė ir kažkaip aš tą visą laiką mačiau, kad čia, taip galima daryti vis. Tai tą taip galima ir gavau iš tėčio šiuo atveju. Ir pavyzdžiui, kaip aš su kažkokiais mano smulkiais verslais visą laiką būdavo problema, pavyzdžiui, neina pinigai, aš skambinu tėčiui, tiesiog pasikalbėti apie biznį. Ir vis laik tėtis sakydavo, jeigu nesigauna, kažką blogai darai, kažką pakeisk ir gausis. Jeigu kiti tą patį verslą daro ir jiem gaunasi, o tau nesigauna, reiškia, kažką tik reikia truputį pakeisti ir tau gausis. Ir tas tikrai veikia visą laiką. Nebent tu kažką visiškai naujo išrasi, kas neegzistuoja, tada gali neiti, ar ne? Bet, pavyzdžiui, kai prekiavau vintažų Londone, tai prisipirkau Urmu vintažo, aš sinamavau, ten tokia mugė būdavo, kaip turgus, kaip bet nepastogų, tokia kaip pop-up shops, kaip mugė. tą vintažą susikabinau, nu ir neperka mano to vintažo, neperka niekas, aš einu į minusą ir skambinu tečiui, sakau, blogai, einu į minusą, nežinau, turbūt reikės mest. Ir tetis sako, tai kaip kitiems sekasi, sakau, gerai, kiek metų jie prekiauja, sakau, daug, nes aš pasiklausinėjau kitų darbuotojų, sako, tai jie iš to gyvena, nu tai tetis sako, tai žiūrėk. Nu, tai jeigu jiem gerai sekasi daug metų ir jie iš to gyvena ir vintažas, reiškia vintažas einasi, reiškia tu kažką blogai darai. Tai tu išsiaiškink, ką tu blogai darai ir tai pakeisk ir tada eisis. Kaip išsiaiškinai? Tai matai, va čia jau yra kiekvienos veiklos specifika. Žinai, ar tu kursi interjerą, ar tu rašysi knygą, ar tu kursi vintažą, reikia išsiaiškinti, nu, vat, kas veikia. Tai vintažo prasme, vintažas taip skirtai yra labai labai įdomis rytis ir labai daug reikėjo man išmokti, tai čia galima būtų atskirą padaryti tą. Aš tiesiog turėjau, trumpai tariant, išmokti 20 amžiaus kostiumo istoriją. Ir išmokti atpažinti pagal siūles, pagal sagas, pagal užtrauktukus, pagal siluetą ir pagal audinį, kurio 10-mečio yra drabužis, išmokti kainas, kokios rinkos kainos tuo metu yra ir kurio 10-mečio drabužiai tuo metu eina. Kokia mada. Tai va, tai tiesiog yra toks labai nišinis išjautimas ryties. Nes prisipirkti Urmu vintažo, tas vintažas ten nežinau, iš kur jis atvežtas, visoks ten kažkoks toksai prastas, 80 maždaug, tarkim, metų, nu jis iškart matosi. O jau tie tikrieji dileriai, pirkliai vintažą, tai jie važiuodavo į tam tikras vietas, kurias reikėjo man išmokti, per ne vienerius metus sužinoti tų paslapčių,
kur pirkti, kaip atpažinti daiktą, už kiek verta pirkti, kad paskui galėčiau perparduoti, už kiek neverta, už kiek verta parduoti, kiek verta nuleisti. Nu ir kai tą išmokau, kaip išmokau to amato, galima sakyti. Ir kai išmokau to amato, tai tada aš iš to ir gyvenau 6 metus Londone, o kai pritrūkdavo pinigų kelionėm, tada jau slaugydavau žmonės su negale, kad būtų didesnė suma vienu kartu ir tada galėčiau kažką kelionę išvažiuoti. Tai va, tai išmokti to amato reikėjo, bet reikėjo pirmiausia to paskatinimo, kad žiūrėk, tau nesigauna, nes tu kažką blogai darai. Jeigu visiems, va, tai, pavyzdžiui, būna žmonės atidaro kavinę, ar ne? Ir kavinė bankrutuoja. Tai, pavyzdžiui, aš jau kartais galvoju, galėčiau būti kaučerė verslų, žinai, nes man atrodo, jeigu yra tiek daug kavinių ir jie labai gerai gyvena, kodėl tavo kavinė bankrutuoja, tai reiškia, tu kažką ne taip darai ir tau tiesiog reikia pasižiūrėti labai kritiškai, ką tu ne taip darai. Nes jeigu kiti daro tą patį ir jiem gaunasi, tai, yra tiesiog kažkur reikia. Tai va. Kadangi podcastas yra ne rutina, man įdomu, kokias tu rutinas darai savo tiem verslam, kad jie veiktų, kad jie vyktų, kad tu rašytum, ar turi kažkokių, prieš tai sakai, kaip ir labai pas tave daug tos laisvės, kad noriu tada, bet gal turi kažkokių tai ritualų, sakai, ir šokis yra kažkiek. Jo, tai kad verslai veiktų, tai chaosas yra, turiu asistentę, kuriai sakau, tu man turi priminti, kur man būti ir kada ir kas dega. Ir atsiprašyti už mane, kai aš nesakau į laiškus. Tiesiog, nes būna ateina laiškas ir aš tiesiog matau tą laišką ir aš ten kur nors, nežinau, vairuodama pamatau notification ant laikrodžio ir kas iš to, kad aš mačiau. Ir paskui pamirštu, tai asistentė tiesiog būna mandagi už mane, gesina gaisrus ir buhalteris mūsų su vyru man pasako, kaip mums sekasi, nes ten suvesti visus galus, ten yra tų sąskaitų daug skirtingų banko, Amerikoje kreditinės kortelės kaip ir privalomos, kad, ten, kad turėtum tą kredito reitingą gerą ir mokesčių sumokėti reikia. Tai va turbūt asistentė ir buhalteriai yra tie tokie, kur mus palaiko realybėj, o šiaip tai rutinos mano ir aš nelabai turiu. Mes to galvoju su vyru, abudu tikrai atsikeliam ryte ir kartais galima abu po namus bimbinėti ir nelabai turėti ką veikti, o kartais abu aš išvažiuoti galiu 6 ryto į sporto klubą ir vyras nuveš vaikus į mokyklą, o kartais aš vešiu vaikus į mokyklą, tai pas mus tikrai ne rutina, kitos rutinos nėra. Aš turiu rašymo rutiną, tai turi būti palikta ramybėje, turi būti. Ir labai mėgstu turėti karštą gėrimą, kurį gurkšnoju tiesiog, taip jau. Aš kai Londone rašydavau kavinėse, tai būdavo, nes man smagiau kavinė visą laiką rašyti, negu namie vienai, labai vieniša tada yra. Tai tikslas būdavo, kai dar buvau studentė, su to juoda kava išbūt 4 valandas. Tiesiog, nežinai, ten neprisimsi visko. Ir atsimenu, tai būdavo pavydu, kai ateina kokia nors moteris ir, pavyzdžiui, užsisako, tarkim, ten kavos, sumuštinį ir piragėlį. Ir aš mintyse paskaičiau, blemba, 20 svarų, eina savo, kaip ten savo gali leisti. Nes aš su juoda kava ir sėdėdavau 4 valandas ir iš to atsirado mano kaip ritualas tą gėrimą labai mažais gurkšniukais labai ilgai gurkšnoti. Tai man dabar, žinok, tapo, tokiu kaip įpročiu. Pavyzdžiui, mes su draugė sėdėm geriam mačą ir jin sako, tai einam. O man dar likia pusę puodelio ir aš niekaip negaliu, tiesiog šauti jau viską, sakau, pala, sakau, man reikia 10 minučių bent jau pabaigti. Ir sakau, kad tu durna, sakau, ne, man čia kitaip nesigauna, nes, tiesiog, tai va, man ta rutina yra prie kompo dirbant ar prie e-mail ar prie kažkokį dar tuos, tai jau dabar aš irgi galiu sau leisti $20 ar eurų, jeigu norėčiau kavinę išleisti savo, bet aš vis tiek stoju vienu gėrimu, ilgai sėdžiu, tik dabar už pagarbos kavinį jau po 4 valandų užsisakau kažką tai dar, kad nebūčiau ta tokia jau nepageidaujama klientė, bet tą gėrimą labai ilgai kankinu vieną. Mūsų rėmėjas Gentle Day turi klausimą tau, kadangi tu visai užsiminėjai apie ciklo dalykus, kurie būna moterim. Taip. Mes dar su draugiam kaip tik nesenai kalbėjom, kad tikriausiai vyrai dažnai gyvena su skirtingo tipo moterim per visą ciklą. Taip. Su keliom moterim. Nuo ten ambicingos, užsidegusios iki savivertės, nukritusios, verkiančios, piktos ir panašiai. Tai vat, ar tu dėliojasi savo veiklą, ar kažkaip pagal ciklą, ar kažkaip gyveni, reaguoji, susidraugauji su savim, kaip tu būni tame cikle? Nekaip. Man dabar bus 41, aš prieš keletą metų
pripažinau savo, kad ciklas mane veikia. Tarkim, kad čia tikrai ne aš, o tie bangavimai. Ir apskritai dabar atėjo kažkaip į tą viešą diskursą visas tas grupavimas tų nuotaikų, kad ne tik PMS yra, bet ir daugiau tų visų energijos pakilimų ir nusileidimų. Tai aš turbūt juos labai jaučiu, bet nelabai sakau. Aš turiu aplikaciją Flow ir pagal ją tiesiog pasižiūriu, man ten praneša, kaip aš jausiuosi ir aš pasitikrinu, ar taip jaučiuosi ar ne. Šiaip aš esu labai aukštos energijos žmogus, labai energinga esu kasdienybėje, bet būna tos kelios ciklo dienos, kai tikrai ta energija smunka ir žinant, kad tai yra dėl ciklo, o ne dėl kažkokio tai mano asmeninio kaip nesėkmės, ar ne, tai nebetraktuoju to kaip nesėkmės, kai mano energija yra smukusi, tai labai smagu žinoti tą ir leisti tau pabūti, bet ne, sakau, čia tik neseniai pradėjau aš tą atpažinti savyje labai vėlai ir norėčiau, kad mano dukros anksčiau atpažintų tą visą cikliškumą savo buvimo. O vyras tai tikrai sako, negi tu nematai, sako, tu man prieš mėnesį tą patį sakei, nes aš žinai, būna užeina tie, kad raunas pyktis dėl ko nors, dažniausiai dėl kiemo ir dažniausiai būtent tą ciklo dieną man kliūna, kad mūsų kiemas nepaveiktas. Žinai, ir kas mėnesį susipykstam dėl kiemo. Bet aš gal irgi vyras galėtų išmokti tiesiog nereaguoti, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu jis žino, kad čia yra dėl mano ciklas vyrami, arba sutvarkyk tą kiemą, arba tiesiog išbūk tą mano raganiškumą, tas kelias dienas, tai va čia irgi taip, kur kas turi prisitaikyti. Tai ir pabaigai noriu padovanoti nuo mūsų rėmėjų Gentle Day šitas dovanų. Ačiū labai. Jau iš tikrųjų išbandžiau dabar. Gentle Day, tai galiu pasakyti labai fainos. Jūs bandėte? Tai įklotos išbandžiau dabar grįžusi. Nes niekad nebuvau bandžius. Tai man jie labai patinka šiaip kaip žmonės, kaip mąsto apie verslą, kad augti lėtai, bet be streso. Vilmantė pažįstu asmeniškai labai fainai visa ta, kaip jie palaiko moteris, moterų sveikatą ir aš esu labai dėkinga, kad palaiko šitą podcastą. Ir mano mėgstamiausias, aišku, čia yra kelnaitės. Kiek žinau, esi bandžiusi. Taip, labai patinka irgi, aha. Tai man nekelia tiesiog streso, ką būčiau seniau žinojęs, kai buvau paauglė, tokių dalykų nebuvo mokykloje. Tai nežinau, čia yra mano top atradimas, o įklotai tai žiauriai, aš esu jautri, nežinau kaip tu, bet man netinka bet kas ir aš kaip buvau Ispanijoje ir sakiau, Vilmantė, nėra Ispanijoje, būk Ispanijos rinkoj, reikia, ten prastai yra su tokiu natūralesniam medžiagom, tai va labai dovanoju, išbandyk dar čia. Ir kitų dalykų yra, servetėlių. O, kaip smagu, gerai. Šlapių su vaikais, kai užtiršks kažkas. Labai ačiū, labai reikalingas dalykas. Tai ačiū tau labai ir gal pabaigai, gal kils tau mintis pasakyti palinkėjimą žmonėm, kurie galbūt nori daryti savo veiklą, nedrįsta arba ten bijo keisti karjerą kardinaliai. Kokį turėtum palinkėjimą arba kažkokį, nežinau, rekomendaciją, kas tau per gyvenimą pasiteisino tokiam sprendime? Aš tai sakyčiau labai taip primityviai, bet turėti santaupų. Tiesiog turėti santaupų. Jo, tai bent šiek tiek, turėti santaupų, pasitaupyti, nes nori mesti darbą ir tarkim, gerai, dirbi darbą, nepatinka tas darbas ir tu jį metėjai. Tai tu neįsuksi jokio verslo pelningai per mėnesį ar du, tiesiog neįmanoma ir tada bus baimė, bus panika, bus stresas, o žmonės streso situacijose, ne streso, bet kai jie turi mažesnės pajamas turintys žmonės, jie priema trumparegiškus sprendimus. Negu čia tokį skaičiau labai įdomų tyrimą, tipo why poor people are stupid. Nes kai nėra pajamų, kai labai mažos pajamos, tai žmonės priima labai trumparegiškus, trumpalaikius sprendimus. O kai turi kažkokį finansinį stabilumą, tada jautiesi saugesnis ir tada gali priimti toliaregiškesnius sprendimus. Dėl to žmonėm, kurie turi svajonę, ten būti aktorium, nežinau, būti tapytoju, taip toliau, jaunam žmogui aš sakyčiau dabar žiūrėk, suck it up ir dirbk juodą darbą, bet kokį. Ten padavėja, nežinau, kokie darbai yra einami, aš dirbau slaugytoja ar ne, bet kokį juodą darbą dirbi ir susikaupi tų pinigų, kad galėtum tada ramiai keletą mėnesių ar metus
eiti savo svajonės link. Nu, nes kitaip mes gyvenam realybėje, reikia valgyti, reikia mokėti sąskaitas, nu, kito kelio nėra, nebent sugar daddy surasti. O jeigu, pavyzdžiui, tu jau padarai karjerą, tau 35, va dabar yra ta, nu, gan populiaru ta identiteto krizė, kada keičiasi ar ne, kaip tada, va, atrodo, noriu eiti į aktorės. Irgi turėti santaupų. Irgi turėti santaupų. Tai jeigu turi 30 metų, tai kur tu gyveni? Ar už butą nuomą reikia mokėti, ar paskolą reikia mokėti? Nes stresas atsiras iš to, kad neturėsi mokėti už nuomą ir tada turėsi mest tą savo savo svajonę būti aktorė ar bet kuo pusiaukeliai, nes reikės grįžti į tą realybę, kur reikia mokėti ten tą sąskaitą už šildymą, už bet ką. Tai turėti santaupų, aš taip ir tapau rašytoja. Aš 10 metų dirbau kitus darbus ir rašiau, kai turėjau laiko, nes labai nenorėjau tiesiog būti nabagė rašytoja. Tai tiesiog, taip yra. Labai geras žodis. Tai va, tai tiesiog, tai mano vienintelis tas, turėti kažkokį pagrindą, tada galima kažką bandyti kitą. Nu, va. Čia taip neįkvepiančiai, bet mamiškai. Labai realistiškai, visiškai palaikau. Dar, žinai, būna situacijų, kada žmonės dirba galbūt toksiškoje aplinkoje. Kaip tada daryti, nes yra sunku išeiti. Tada keis darbą tiesiog. Tiesiog pasirinkti kitą aplinką. Tada aš sakyčiau, aš turiu aplinkoje, žmogų, kur dirba toksiškoje aplinkoje. Ir santaupų irgi turi, bet ne tame esmė, tai aš sakau, tiesiog keisk darbą ir viskas, bet sako, kad labai daug streso, kitą darbą, bet čia žinai, ką tu toleruosi, tu renkiesi, ką tu toleruosi. Tai. Jo, būti tame strese ilgalaikiai perspektyvai, aš pati esu turėjęs perdegimą ir žinau, kad tai veda ne į gerą, tai tiesiog pabaikime gražią mintim, turėkit santaupų, pasiruoškit ir varykit. Taip, tikrai taip. Ačiū labai, Vaiva, man buvo labai įdomu ir manau bus vertinga pažiūrėti žiūrovam. Ačiū labai už įdomius klausimus, ne tokius, kur kas įkvėpia parašyti šią knygą. Sorry visiems, kas uždavė tą klausimą kada nors man.